Dar vienas video. Šitam noriu parodyti vieną įrankį, kuris leidžia matyti, ką daro kiti stambus walletai, milijoniniai walletai. Vėlgi, tai nėra kažkoks tai kopijavimo įrankis, kur tu pasižiūrėsi, ką daro jie ir darysi tą patį. Bet pasisemti idėjų, pasižiūrėti, kuriuose čeinuose laiko pinigus, gal pamatysi kažkokį įdomesnį protokolą arba kažkokių tai patternų, šablonų, kaip jie juda ir panašiai, tai yra visai naudingas įrankis. Tada kitas įrankis parodysiu, kaip simuliuoti savo DeFi'os poziciją ir pamatyti, ko galima tikėtis maždaug. Ir prieš visą šitą dar pasigavau Bitcoino shortą nuo 110. Iš tikrųjų, dabar nesenai Instagram'e ten buvau kėlęs storiuką, kažkaip norisi shortinti Bitcoiną, buvo paremta keliais elementais, netgi dalinai intuicija. Ir pasigavau šitą shortą nuo 110 į apačią, taip, visai smagiai jisai čia sujuda. Ir iš tikrųjų, aš gal dabar nesiplėsiu apie tai, kas manau bus bendrai su marketu, su resetu, su CBDCs ir visom tom konspiracijom, pavadinkim. Tai va, žodžiu, įrankis yra dbank.com ir atsidarius dbanką turit pasispausti ant rankings, tai yra spaudžiat more ir čia bus rankings, web free social ranking šitas. Ir jį atsidarius, jums atidarys daugybę įvairiausių username'ų, čia puslapių yra bele kiek ir čia jau yra jūsų pačių interesas eiti ir ieškotis visų šitų žmonių ir ką daro, kuris yra įdomus ir panašiai, čia yra jau jūsų pačių reikalas. Tarkim, atsidarot bele kokį akauntą, nežinau, čia tie transai visokie neįdomus, gal šitą va, kaip pavyzdys. Atsidarote profilį, pamatysite jo balansus ir tada, kuris yra alokavęs savo kapitalą. Tai šiuo atveju beveik visi pinigai yra ant Ethereum chaino ir tada paėjus žemiau tu gali matyti jo walletą, ką jis laiko wallete. Tai iš visos sumos kem štukų yra skirtingais tokenais wallete, tada 4 milai beveik yra įdėti į Morpho protokolą, į wrapinto Bitcoino poolus. Tada 2,3 milo yra įdėta per Turtle Club. Gal atsimenat tam video, kur aiškinau, kur ieškoti galimybių papildomiem rewardam. Tai vienas iš jų buvo šitas Turtle Club. Tai jisai, kaip matau, irgi dalyvauja, suplyina nemažą sumą ir už tai gauna tuos pointus, kurie bus konvertuoti į airdropą. Tai žmogelis gaus kažkokį tai nemažą airdropą. Tada milas yra Nucleus protokole ir kažkiek dar pinigų skirtingose protokoluose. Tai tiesiog yra labai įdomu matyti, ką jisai daro, kur jisai laiko pinigus ir paprasčiausiai, toksai dėl bendrų savų interesų. Galim kažkokį samurajų pažiūrėti dar. Tai čia toksai analitinis įrankis savo pačiam, dalyvauti, žiūrėti, analizuoti ir matyti ir ieškoti naujų kažkokių galimybių. Taigi, kaip pavyzdys, šitas samurajus turi 2,7 milo Arbitrum chain'e, 800 spam Ethereum'e. Wallete turi 18K ir pagrindė laiko keletą blue chipų, USDC, Bitcoino, Ethereum ir visokio kitokio čia tokenėlių. Tada 2,5 milo yra Fluide. Tai yra lendingo protokolas, kuris lendina akiam Bitcoinų, 4 milų vertės Bitcoiną lendina ir yra pasiskolinęs 1,5 milo USDT. Tada dar yra sulendinęs ten pat dar 2 BTC ir pasiskolinęs Etherių. Taip pat įmetęs 213K vertės BTC ir pasiėmęs 82K vertės Etherio. Tada turime Morpho,
Morpho jisai yra supply-nes. Čia yra šiek tiek sudėtingesnis instrumentas. Tai yra principal token per Pendle. Dabar nesiplėsiu apie tai, bet paprasčiausiai tai yra fix yieldas, kada tu užsigarantuoji yieldą į ateitį. Kitaip tariant, kaip opcionas. Bet ant kripto formato ir Pendle protokolas turi tai, jis tau duoda šitą tokeną ir tu jį gali dėtis į kitus protokolus ir naudoti jį. Tai jisai taip ir yra padaręs. 5 milijonų vertės USD yra įdėta į Pendle su garantuotu yieldu, kuris baigėsi ir maturity date yra gegužės 29 ir yra pasiskolinęs DAI stablecoiną. Ką jisai dar čia yra padaręs, jisai yra prikaupęs $100 vertės rewardų Morpho tokenais, dar yra įdėjęs 15, kai 9 į kažkokius skirtingus protokolus. Tai vėlgi visai įdomi analitika portfelio. Galim nueiti kokį ten, nežinau, 3 puslapį, pažiūrėti kokį mažesnį. Dešrelės va kažkokios, sausage ar kas čia. Jo, va dešrelės grinai yra 400 vertės portfelis, 200 Ether, 100 Base, biški Sonic, Berachain turi toks va visai, sakykime, realus portfelis, kur verta žiūrėti, kur nėra multimilijoniniai protokolai ir paprasčiausias lendingas ir borrowingas, tai gali jisai kažką DeFi dalyvauja. Wallet'e laiko 30K, turi Silo, kažkokių kitų tokenų ant Sonico ir Berachaino, tada vėlgi dalyvauja irgi Turtle Club, turi Gamma Swap Staked balansus šiam K, Lagūne, Yieldina, Lombardas, bet jo, va tarkim, ant Concrete jis turi irgi Yieldina, Berahube farmina, va čia jau yra DeFi pozicijos, vrapintas, kas čia skraidžiu, įvrapinta Etherį su Bera farmina, tada vrapinta Bitcoiną su Bera ir Bera su AI Bera kažkokiu. Irgi va 14K vertės ir yra prikaupęs jau tiek rewardų. Tiesiog yra įdomu matyti, ką jie čia daro ir kaip jie tai daro. Tai sakau, įrankis grinai analitinis, ieškotis informacijos. Nes jeigu, tarkim, atsidarot, paimkim pagal net worth, tarkim, pa žmogų, 700 milijonų, 6 milijonų vertės portfeliai, dažniausiai pas juos būna viskas labai nesudėtingai, nes su tokiu kapitalu tu gali labai paprastai daryti. Va, pavyzdžiui, pas jį yra PM8 milijonai ant Etherio ir iš jų beveik visi, va, 50 milų yra aviai. Paprasčiausiai aviai. Ir jisai toj aviai yra supplyinės 283 bitcoinus. Viskas. Jisai tiesiog supplyina bitcoinus, čia dar 100 bitcoinų, jis yra supplyina ir už tai gauna API-ų ir jie praktiškai jis to būt šitų bitcoinų nesiruošia selinti ir jisai tiesiog gauna tą API-ų ir nuo tokių sumų net ir 2-3% metinių yra per akis. Aišku, priklauso nuo gyvenimo būdo. Tada, ką jisai čia turi, nieko irgi supplyinės dar 9 milijonų vertės staked Etherį, tai jis yra užsteikinės per Lido, earnina API-ų ant staked Etherio ir dar staked Etherį yra supplyinės į Aave irgi ir čia kažkokį gauna API. Nieko jisai nepasiskolinės kažkodėl, gal jam tiesiog nereikalinga, gal kažkada ir skolinosi, čia tiesiog. Tada Spark'e irgi supplyina ir čia, va čia jis yra pasiskolinęs 2 milus stablecoinais ir 4 ir 10 milų yra palikęs staked Etheriais Sparko protokole. Čia yra Locked, Curve, vat ir DeFi biški dalyvauja, nedalyvauja, labai mažos sumos. Tai va, pavyzdžiui, tokio dydžio portfeliuose tu nerasi tokių paprastų pozicijų kaip Sol USDC ir panašiai, nes tai yra nereikalinga. Tai yra paprasčiausiai tau užtenka
lendinti ir per stablecoinus supplyint likvidumą, lygiai taip pat farminti per stablecoinus ir tavo 6-7% metinių tau per akis. Just a guy, 18 milijonų. Walletas galim pažiūrėti, ką jisai veikia. Ką jis palikęs 13 milų eterį, 4,5 arbitrume, biški beise. Walletė pusę milo, nepilnai, 400 kai. Vėlgi, Turtle Clubas, 2,4 milo, Liquidity Pool'evo, yra įdėjęs 2 milus, vrapintas eteris, 2 skirtingi vrapinti eteriai, vienas prieš kitą. Tai šitas neįsivaizduoju, koks API-us, bet jisai čia farminas ir rewardus, daugiau eterio kaupia, tiksliau. Euleris irgi supplyinės kažką, pasiskolinės USD, kažkokie skirtingi stablecoinai. Tada čia vėlgi farmina šitam protokole. Ir tai yra anetira, visi šitie protokolai, jie yra visai kitokie per stablecoinus arba opcionus su fiksuotų yieldų. Tai kai turi tokias sumas, tu tikrai gali daug paprasčiau neišėjęs į volatile assets uždirbinėti kuo puikiausius procentus ir tau nereikia veltis į jokius mažesnius chainus, protokolus arba poolus. Tai šitą atsidarysit ir patys galėsit viską susižiūrėti. Tada kitas toolsas, tai yra Matrix Finance /simulate arba tiesiog nueinat į Matrix Finance, spaudžiat Launch App ir Simulate. Nemokama versija duoda visai nemažai, bet yra ir mokama versija, kurios tikrai nereikia. Užtenka ir paprastos. Ir tada atsidarot, kaip pavyzdys, šitą simulacijos langą, pasirenkat, kas per protokolas, kuriame planuojate swapinti, tą tiksliau yieldinti, tarkim Aero, jau pažįstamas. Networkas yra Base'as, ir tarkim mes renkamės, sakykim, Virtuals su Etheriu. Ir šitą poolą ir simuliuojam poziciją. Tai tarkim, jeigu depozitas būtų 5K, kaip pavyzdys, ir žemiau paėjus, calculation time frame, sakykime, kad ir mėnesiui, 30 arba 31 diena, skaičiuotis nuo average liquidity in, čia pro features. Tada tiesiog nuo current price'o ant nemokamos versijos ir čia pasidarote min ir max kainą. Ir jūs matysite, kiek jūs galite uždirbti maždaug per parą, per mėnesį, per metus su tam tikrų range'ų. Galim, tarkim, pasikeisti change pool, pasikeisti galim vėlgi ant to pačio, kur čia tas mano Aero, kodėl čia man jo nerodo. Aero, ant Base'o, sakykime, kur yra Aero coinas. Su pačiu Aero ir tarkim Etheriu. Irgi, tarkim, 5K depozas maždaug. Galima gauti apie $16-17 per dieną su dabartiniu API-umi ir jeigu likvidumas, čia galim apsikeisti biškį kainas. Šitaip, čia tas toks range'as, kuris dabar uždėtas, yra pakankamai platus. Manau, netgi gal ir visai gerai. Padaryta, bet tiesiog čia su range'u galite pažaisti -25 + 25, tai yra pakankamai nemažas range'as. Toksai jau, kur tikrai laikys kurį laiką. Nebent, aišku, marketas staigiai sujudės, bet geras įrankis tiesiog atsidaryti ir pasisimuliuoti, ko galima tikėtis šiai dienai iš marketo. O jeigu norisi labai jau detaliai simuliuotis pozicijas, tada galit nusipirkti mokamą versiją, jei neklystu $30 kainuoja.
ir tada galite calculation metode pasiimti average liquidity. Tai yra, jisai paims istorinį vidutinį range'ą, kada pozicija būna in range. Ir paskaičiuosiu jums, tai tie skaičiai dažniausiai būna šiek tiek mažesni, bet labiau realūs ir labiau tikėtina, kad panašiai ir gausite. Tai va, bet su dabartinė situacija Aero ir ETH pūlė, tai atsidarius Aero, iš karto mokesčiai atsidarė įspūdžiški. Liquidity ir tą pūlą susiradus, USDC su Aero, Etherį su USDC. Čia geriausia tai būtų tiesiog rašytis Aero iš karto ir susirasti va šitas va pūlas. Lygtais šitas arba ne, va šitas va. Šitas yra 1% ir yra basic volatile, tai yra full range'as ir šitas yra sukoncentruotų, tai va apie šitą eina kalba. Tai šitam pūlę įdėjus, jūs ir galite tikėtis maždaug tokio APR plus minus, vėlgi labai primityvus skaičius. Tai visada reikia pasitikrinti kelis kartus. Bet tiesiog, kad tokį pamatyti maždaug, kas vyksta, tai visai geras toolsas. Tai va, šitas ir turim tą Bitcoino shortą, kuris gal ką nors geresnio ir padarys. Jeigu nejudės, tiesiog užsidarysi ir viskas. Ne šiaip netreidinu aktyviai, tiesiog kartais būna, kad tai būsimanai kažką tai paspaudinėti. Apart DeFi'aus. Tai va, viskas šitam ir važiuosim prie kitų video vėliau. Ačiū.